Taigi, sveiki visi. Kai matot, žmonės yra jau dugninės meškerės sumestos, bet čia dėl to, nes vien žodžiu kažkas su mano kamera buvo ir tiesiog išsitrynė failai, tai per naują turiu filmuot. Tai kai matot, esu jau su britkelėm, tai esu prie žiūriuko, va, kai matot, gražus. Taipogi štai čia reikėjo pasidaryti vietą, nes matot, yra žiūr daug lelijų. Taipogi ant šito video tikriausiai daug užkalbėsiu, nes kitam krante, man žodžiu, kažkoks baliukas vyko, labai daug muzikos groja, už kurią galiu gauti copyrightą. Ir man žodžiu, štai norėjau į krantą prasivalyti šiek tiek, nes buvo labai daug lelijų ir tiesiog būtų labai nepatogu žvejot. Tai štai šitoj vietoje lipu į vandenį, įsidėjęs jau dugninę meškerę su dyp ir galvau prasiskanuosiu, pasižiūrėsiu visur koks tai dugnas ir pagrinde buvo dešiniai pusiai žolės, o kairiai pusiai buvo daug normaliau ir nebuvo jokių ten žolių. Iš kokių 10 metimų štai kokią geriausiai radau vietą, štai čia šiek tiek buvo žolės ant dugno, bet žuvis irgi pagrinde laikėsi dugne, kas yra labai geras ženklas, ne vidury ir ne paviršių, reikia nemailius, o ant dugno daugiausia šansų, kad bus kažkas normalesnė. Taip, tai kai matom daiktų daug, maždaug susiradau kur žuvis, šiek tiek rodo ant dugno, tai pabandysim ten ir gaudyti. Matot, pilna daiktų, žiauri visko daug. Ir žvejosiu šiandieną su tokiu pašaru, tai yra Deepexo karšis, čia yra šriklinis. Tada turiu česnakas, garlic, priedas, papildas, vien žodžiu, jaukų. Ir turiu širnių, kai matot. Tai su šitai šersim. Turiu pasiruošęs, kai matot, širiklą. Ir bandysim. Koliukus susistačiau. Padariau vienas koliukas, kitas koliukas ir taip metras atstumas. Ir susižmėjau. Čia klipsas yra uždėtas ant dyperio, kur žuvis. Tai susiskaičiau, kiam 6 metrai gaunasi iki vietos žvejybos. Tai ant kitos meškerės tą patį padarysim. Ir ant žodžiu gaudysim taip pačiai vietoj. Tai ant šitos reikia šiek tiek mažiau, 5 nuimt. Tai bus 42 ir tada pasišersim būtent ten. Tai va, visų pirmiausia reikia pradėti pašarą maišyti. Tai štai kibiras, pašariukas, viso spėju nepilsiu, nes abejoju, kad visą sunaudosiu, nebent kips, bet čia bus matyti, nuo žuvies priklausys. Tai va, šiek tiek pradedu, kad paskui man neišbėgtų visas, jeigu reiks dar atgal vežtis. Ir supilsim kažkur tai, nežinau, pusę maždaug. Nu, dar pusę liko, kai matot. Tiesiog padėsiu kažkur tai šoną dabar. Šitą einam pramaišysim, duosim išbrinkt, tada dėsim šiek tiek papildo ir tada žirnius šiek tiek pridėsim irgi ant viršaus. Širiklai kažkiek būtų, bandysiu su inlineu ir su metodu. Tai ką, pašaras tikrai išbrinko. Štai turim širiklą, jinai matot, štai čia atsidaro. Ir va, priliečia vandenį, puch. Tai va, žiūrėkit, va. Skrenda, pum. Ir va, atidaryta ir žirniai visi iškris. Tai taip ir taip čia žirnių dėsiu, tai atidarysim čia va. Ir iš čia susisemsiu kažkiek taip. Vis tiek tie žirniai čia guli. Tiek laiko, tai reikia sunaudoti jau. Rugpjūtis, vasara į pabaigą. Ir kaip žiauriai skamba. Tai va, emam ir tiesiog dedam širnius į vidų. Tai va, paprastai. Nežinau, kiek čia įdėti reikia. Paskui per daug, jeigu pridėsim, man rodos, irgi gali neatsidaryti, ar kas ten būtų. Nežinau, kažką esu girdėjęs, man žodžiu, internete. Tai kokius 5 kartus gali mesim. Žiūrėsim. Jo, žirniai byra labai gerai. Pati atsidarė. Įsidėsiu per naują. Kartu dar biškį pašariuką matau bus. Gerai. Tikiuosi pagaut karšį, žiauriai noriu, nes karšių kiek laiko gaudau šiemet ir niekaip nepagaunu. Tai štai, dabar negalim leisti prisiliest, jis kitaip išgrius. Atsidarys ir baba bus. Bandau, labai daug sveria. Tai gal reiktų, manau, biškį mažiau žirnių dėti. Jau meškerą sulaužį, žinokit. Vien be nieko jau nėra lengva. Reiktų spombinės meškerės, bet aš tokias neįperku. Šiaip įdomus dalykas. Toks širimas.
Nu ką, susišėriau žirnius, kuliukus susidėjau, dabar liko biškį pašarą patobulinti, va dar įdėsim žirnių biškelį, per daug nepridėsiu, tada turiu česnakinio papildo, nežinau, wow. Kvapas labai stiprus, nosį nemalonus, bet kiekimės žuvis įvilios. Nors tas nedaug gavo, aš čia 1/3 bonkės. Gavo stiprų kvapą, žiūrėsim, gal patiks karšių česnakas. Taip, česnakus mėgsta, bolį viską, turiu česnakinių, tai žiūrėsim, gal suės karšių. Nu jo, kvapas žiauriai stiprus, nu va, gerai. Tai va, uždėjau vieną dziką, tada sliekas ir dar 2 dzikiukai. Štai pavadėlis, kokių 40 cm. Tada eina mano šėrykla, kai matot va. Slankianti, čia yra inline'as, 30 gramų ir matot va, vidui pašaras ir dabar eisiu. Užmesiu, darysim pirmą metimą ir lauksim kibimo. Tai užmečiu ir jau kibimą turėjau, ne vieną. Kažkas su GoPro aš matyt sušlapinau. Nu, kai pasišėriau, ten ta žuvis pasirodo buvo užkibus ir čia yra ne plakis, o karšiukas, mažas. Tai logiškai kol kas vieta veikia. Pagavau tą rūšį, kurią norėjau. Tai štai čia sulaukiau kibimo ant kiekvienos meškerės ir paskui buvo pasirodo vienos meškerės užkibus žuvis, dar traukiau iki kranto tokia, nu, pusę velnio, sakyčiau, per sprindį gerą, galbūt kuoja buvo, nes tokia stora atrodė ir pailga. Abejoju, kad karšiukas, bet pritraukiau prie krantą, iškeliu paviršių ir tiesiog atitrūko prie žolių. Iš tai sulaukiau ką tik kibimo ir iš karto pamačiau, kad mano galūnė labai stipriai daužosi. Dėl to, jeigu net bežinėlė neįdėjo, pagalvojau kirst, pritraukiau, pasirodė, ten nieko nėra ir tada staigiai pradėjo kitos meškerės bežinėlę kelti. Ir štai užkibo pirmoji žuvis per video. Ir tai buvo karšiukas. Ir tada supratau, kad pagaliau randau karšim vietą. Tai išdėjau setelį, nors žuvies namo imt neimčiau, bet norėjau tiesiog palaikyti, kad galėčiau video pabaigoje, parodyti jums, ką pagavau. Ir tik tada susipratau, kad vis dėlto ant tos meškerės buvo žuvis užkibus. Ir tai buvo mažas karšiukas. Ir tada su ramiai sėdžiu ir stebėkit kairinės meškerės bežinėlę. Ir iš karto jaučiu, kad yra kažkokia tai žuvis, šiek tiek lyg ir priešinas, bet panašu, kad nedidelė. Pritraukus pamačiau, kad čia buvo ne karšis, ne kuoja, ne raudė, o plakis. Tai kaip plakis, sakyčiau, dar visai pusę velnio dydis. Aišku, esu pagavęs daug didesnių, kadaise buvau pagavęs netgi 0,5 kilogramo plakį, tai aišku daug didesnių užauga, bet štai galite pamatyti nuotrauką, čia buvo Kauno mariose. Tada pagavau dar kelis mažus karšiukus, ešeriukas vienas papuolė, nu, žinot, kaip ešeriai užkimba, tai ir yra dažniausiai labai giliai, ypač jeigu dugninės meškerės ar amplūdės kimba, tai ešerys neišgyvena. Ir štai, žiūrėkite mano bežinėlę, kaip staigiai pakylo, kirtau. Bet ten nieko nebuvo. Kibimas, kairinės meškerės, sėdžiu, šiek tiek užkandžiauju, nes jau susimečiau meškerės, nusimatavau viską, susišėriau. Kiek čia praėjo? 2 valandas. Tai užtrukau nemažai. Ir kažkaip tai visiškai nuribo ant dešinės meškerės kipt, beveik nieko nebuvo. Ant kairinės turėjau vieną bip ir viskas, bet planavau jau pabiškį dėt metodą, nes pas mane baiginėjosi dzikai. O ant dzikų pagrindė skaitykim ir kybos suslieku. Dar aišku bandžiau ir pustakvietį, šokolado skonio irgi neblogai kybo pagavau ant to, bet aišku nedidukai. Matėt? Wow. Turiu gerą. Man rodos neblogą turiu. Ir tada pagaliau sulaukiau kibimo iš didesnios žuvies. Pat pradžių jaučiasi taip labai sunkiai, paskui atrodo lyg eina jau lengviau,
Ir tada, pritraukus prie kranto, jisai pradėjo žiauriai mąstytis į visus šonus, į kairę, į dešinę, į žolės, ten lys priekį, kur buvo. Ir graibštą, būtent buvau, kad pamiršęs įsidėti graibštą. Tai bėgau greitai brist ir bandyti paimti su ranka. Vieną kartą netyčia paleidau, bet paskui pagavau ir... Gražus karšis. Eik tu savo. Yes, turiu karšį. Gerą karšį turiu. Sai, užmiršau apie graibštą, žiūrėkit. Kokio dydžio karšis. Eik tu gerulis. Nu ką, mano ežere didžiausias. Šiemet žiauriai norėjau karšį pagauti, va. Prasideda dar tik 5 valandas. Ne, čia reikia graibštą dėtis. Nieko nebus be jo. Visai užmiršau, kad graibštą neturiu. Kažkieno valą pagavau, vienu žodžiu, su meškere. Nesivizduoju. Gal dėl to čia neima? Ir jo, pagal garsus galit suprasti, kad mano kamerai tikrai nėra gerai. Nu, pasakysiu tik tiek, kad sėdžiu be kibimo jau kokias 2 valandas. To 8, nu ką tik, permečiau ant gyvo, viską perdėjau, tai ant vienos turėjau bip ir viskas, bet taip tai ant boilio, pavyzdžiui, visiškai nieks nekruta. Pradžiui buvo bižnėlė, taip leidosi viršų žemyn, bet nebuvo bip, tai nežinau, kirs bandžiau, bet nieko. Galvoju pabandyti tada kitokios spalvos boilį arba kokį nors vafteriuką, tai pažiūrėsim. Dzikai pasibaigė, tai dabar gaudau ant kokonų, sliekų, nu turiu ten pusti kviečiai, viskas, bet dabar užmečiau paskutinį 2 dzikų, turėjau ir slieko. Bet pradžioje taip žiauriai gerai kibo, galvojau, wow čia, ir dabar visiškai nurimo ir dingo, visas kibimas jau keliom valandom. Sėdžiu savo ir galvoju, kada čia ta žuvis užkips. Permės net bandau, vėl šėriau 4 šyryklą, sumečiau žirnių ir nieko. Yra. Nebloga. Tikiuos. Jau pamatysim. Nu va. Sulaukiau. Oi, dzikus išpyliau. Kokonus ant telefono. Nu bet va, toksai. Da vienas. Ko tu čia drebi? Gražus karšiukas. Ramiai. Nu, baig tvyčiant. Tu ne wobleris. Chill. Nu. Taigi paleisim. Baig. Alio. Na, klausai tu man. Tu savo lūpą pats plėšai. Baig. Baig, sakiau. Nu va, toks karšiukas. Abi meškerės ištrauktas. Taip gaunas. Tavo ištrauko, kad pakeist pabandysiu. Česnakinį vafterį uždėti, nes, nu, česnako šiaip ir pašaras. Tai gavosi taip, kad pašaro jau beveik nebeturiu. Tai reikia užsimaišyti daugiau šiek tiek. Jau man metodui nebeužteks. Tai dar šiek tiek įdėsim. Viso nemaišysiu, bet truputėlį, nežinau, dabar labai suprastėjęs kibimas. Tai toksai bent keliom šyryklom būtų. Sutrikinsiu. Nu va, tiek papildo jaukui. Ir galim žirnių dar įverti. Dar kartelį gaunam pamaišom ir bus tikrai pats tas kvapas, tai žiauriai stiprus, bet karščių gerai bus. Tai sėdėjau toliau, laukiau, turėjau vieną tokį agresyvų kibimą bip ir tiesiog visą meškerę sudėjau vos iki viršaus biščinėlę, bet daugiau jų nieko nebuvo. Tai nežinau, dėl vieno kibimo kirstą bijoju, kad apsimoka ir kalbučių į vandenį atbėgas, tai tuo labiau. Tai va, o taip, tai jau 9 valandos ir kibimai, skaitykim, jau dingė. Nu ką, jau ilgą laiką be žuvies, be kibimų irgi, tai varau tiesiog žuvį jau paleisiu, parodysiu, kad pagavau. Nu, daug atžvilgių tai nėra, didelio atžvilgių irgi nėra, bet kažkas tai. Nu va, didžiausias karšis, visai gražus, spalva irgi žiauriai graži.
Žinau, tokie karšiai rudėjau, jau didesni. Dažniausiai ir būna, tai toks karšiukas, galim paleisti. Laisvę. Oi, tas gyvybingas. Na va, ir antras didžiausias. Nėra didelis, bet geriau negu tai. Wow. Kažtaškai. Tai va, einu dabar vieną meškerę susidėsiu pirmą su boiliu, tada einu čia visas šmutkės susitvarkysiu, pašarą sumėsiu ir tada susidėsiu tą paskutinę meškerę. Tai viso, šiandien bus viskas, ačiū, kad žiūrėjot, pavyko karšių žvejyba taip pusiau, pagavau vieną visai gražų, bet va, matot, daiktų visko pilna, šėriaus, ko čia tik nedariau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, iš vyno ir iki.